Sveiki, mielieji, su jumis Lingita ir Veidrodinės sielos kanalas. Taigi aplinkui mus yra veidrodžiai ir visas mūsų gyvenimas yra veidrodžių karalystė. Iš tiesų mes kiekvienas turime savyje sukaupę bagažą, ar tai būtų pasąmoninės programos teigiamos ar neigiamos, viskas, kas yra aplinkui, atspindi mus pačius. Nes jeigu nėra manyje to, aš nematysiu kituose žmonėse. Jeigu nėra manyje vienu ar kitų supratimų, aš nematysiu, man tiesiog pro mane kaip pro stiklą praeis ta šviesa arba ta tamsa ir nekabins. Jeigu aš esu skaidrus toj vietoj ir neturiu bloko, tiesiog praeis pro mano kristalinę struktūrą ir neužsikabins. Taigi, mylėjai, kas mus kabina, kas mūsų erzina, viskas yra mumyse. Todėl labai gerai dirbti su savim, kada matai kažką tai, kas mane erzina, kas mane nervina, nuo ko mane pykina, apie kokią situaciją aš pagalvoju. Ir va tas pozityvus mąstymas kitą kartą mums kiša koją, kad mes užslopiname, mes negalvojame, mes nustumėme. Ir tai vadiname dvasingumu. Tačiau nesuklyskim ir nepameskim savęs. Mūsų kristalinė struktūra mums signalizuoja, jeigu tiesiog aš būnu šalia tų žmonių, kurie mane erzina ir jie kažką sako ir tiesiog pro mane praeina lengvai ir laisvai, vadinasi, aš toj vietoj esu išsivalęs, pradirbęs, bet jeigu aš bėgu nuo tų žmonių, nuo kurių mane pykina, tiesiog man sunku tokiu būdu, aš galiu suprasti, kad tai manyje yra. Galbūt sąmonės būsenoje ne, bet pasąmonėje mane kabina. Tai kada jūs klausėte, su kuo man dirbti, kas yra dvasingumas, kaip šviesėti, švarėti, tai vat su tuo ir dirbti. Kol mes nesame išsivalę, taip, mums reikia peržiūrėti pradžioje, kad mes atgautumėm pusiausvyrą, išeitumėm iš tų, pradirbtumėm pasąmoninės programas. Pradžioje taip, mes turim tiesiog pasišalinti nuo tų žmonių. Niekas nesako, kad specialiai būti tarp tų žmonių, bet tiesiog dabar tas adventas toksai metas, kada mes galime praskanuoti iš tiesų savo žmonės, savo aplinką, savo bendraminčius ir pasižiūrėti, kokios man emocijas sukelia vienas ar kitas žmogus. Ir tada jūs suprasite, ar yra blokai manyje, ar yra destruktyvios programos, ar kažkas tai yra, kas kabina mane. Tai nebūtina mums eiti į tas aplinkas, kurios mums nepatinka ir ypač tuo laikotarpiu, kada yra šventės, tai padarykim savo šventę, tiesiog sukurkime aplinką, būkime ten, kur mums gera, kur mums smagu, kur mums šilta, arba jeigu mes privalome būti su tai žmonėmis, tai tiesiog prieš šventės padovanokim savo dovaną, išsivalykim tos blokus, tiesiog pradirbkim, pamatykim, kas mus erzina, kas mums sunku, iškelkim į šviesą ir padirbėkim su tom emocijom. Gali būti tai nuves į vaikystę, gali būti nuves į kitus santykius, kurie mumyse atvėrė šitus portalus, šitus kanalus. Tai va, tai žiūrėkim, su ko mes galime padirbėti. Tai va, mielieji, tai grįžtu prie veidrodžių ir bet koks veidrodis mūsų gyvenime mums kalba. Ir jeigu mes šiandien susitinkam su žmonėm arba pritraukiam žmonės, kurie mus džiugina, su kuriais mums smagu, kurie mūsų neįžeidžia, tiesiog, kad mumyse nebėra to. Ir dažniausiai žmonės net sąmoningai jie specialiai mūsų neįžeidinėja, specialiai mums nekenkia. Jie tiesiog atspindi, tiesiog iš visų sakinių, iš visų žodžių mūsų pasąmonė užsikabina už kažkokio kabliuko, kuris mumyse yra ir kur nepraeina mūsų šviesa. Tai atkreipim dėmesį, neignoruokim, o priimkim ir mylėkim save tokį. Dažnai būna, sako, man sunku save priimti nevykėlį. Supranta, tai viskas yra mūsų galvoje. Mokykloje galbūt mums pasakė, kad tu nevykėlis esi. Tai, gerai, nevykėlis, aš vis tiek myliu save. Jūs savo vaiko, juk nenustosit mažiau mylėti, jeigu jisai nevykėlis.
Galbūt norisi mum labai išauklėti, kas būtų tobulas vaikas, bet kada mes suprantam tobulumo iliuziją, kad nėra tobulų žmonių šitoj žemėj ir kad savęs tobulo, nu, nebus manęs to tobulo, aš einu link to, aš noriu išsivalyti, aš noriu būti, ane, toksai tobulas kaip Dievas. Tas šaltinis, bet šitoj žemėje yra dualizmas. Aš čia atėjau pažinti ir blogį, ir gėrį, ir va šitą skilimą atėjau pažinti. Ir būdamas Dievo vaikas, atėjęs iš aukštų išmatavimų, aš savyje mokausi suvienyti. Mokausi va čia va būti tuo Dievu. Ne dievuku, kuris didžiuojasi, sakys, Lingi tau mokina, kaip čia pasikėlusi būti ir būti Dievu, ar ne? Nepraraskim minties, ką aš noriu pasakyti. Ego tai yra visiškai skirtingas, kada žmogus sėdi narcizo sindrome ir aš savo pats toks įdomus ir nematau savo neigiamų pusių. Tai va čia yra narcizo sindromas, kada aš pats savo labai toksai super, o visi kiti ir kitus žeminu todėl, kad save išaukštinčiau. Suprantat, kada mes pradirbę, mes mylim save harmoningai, bet kada pagal tai mes mylim ir kitus. Nėra to tokio žmogaus nesitransliuoja, neina ta informacija, kad kitas aukščiau yra arba kitas yra žemiau. Mes jaučiamės visi viena sistema. Aš pradirbu ir manęs nekabina. Net ir tas, kuris pasikėlęs ar ten save aukština, jeigu manyje to nėra, to ego, tų programų, to pasipūtimo, to didžiavimo, puikavimuose, manęs net nekabins tas pasikėlęs žmogus. Aš matysiu, bet manęs nekabins. Ir daugelis ryčių taip galime aptikti, ar mes esam išsivalę, ar mums reikia dar dirbti, ar ne. Ir vat, kai gyvenam šeimose, dabar iš ties kas vyksta ir vyksta jau dabar, kad šeimos byra, šeimos trupa, todėl kad žmogus, jisai supranta, kad kitas tai vat yra mano bėdų priežastis. Ir jeigu aš su juo išsiskirsiu, tai vat manęs lauks kažkoks rojus. Aš čia kalbėjau apie rožinius sakinius kitam įraše. Tai žinok, tas tavo sutuoktinis yra tas žmogus, kuris tau atspindi. Bet žmonės tą dvasingumą supranta, oi, man reikia aukštų vibracijų, tu man neduodi aukštų vibracijų, tu man numuši mano vibracijas, todėl aš eisiu ieškoti aukštų vibracijų. Tai čia irgi dvasingų žmonių problema ir bėda. Supraskim vieną dalyką, jeigu tu šitoj situacijoj šiandien esi, tai šitoj situacijai tavo darbo laukas. Va čia tu turi dirbti. Ir dabar ta iliuzija, kad va, tas dvinys arba tas kvantinis mokytojas, kuris mane ten labai traukia, tai va jisai man čia suteiks tą būseną. Va ta aktyvacija, kaip įvyko. Ta aktyvacija, žmogus aktyvavo, mes pririšam prie žmogaus. Savo būseną pririšam prie žmogaus. Va čia yra mūsų problema. Iš tikrųjų, ta būsena ta vidinė mano energija iššovė aukštai link Dievo. Tas žmogus tik tai, kaip pasakyti, paspaudė tą mygtuką. Tai nereiškia, kad jisai yra Dievas arba jis manyje išprovokuoja tas emocijas. Tas vyras, su kuriuo aš gyvenu, ar ne, aš iš tiesų negyvenu su vyru jau. Ne, mano vyras išėjo į aukštus išmatavimus, bet aš noriu pasakyti, jeigu aš gyvenu su vyru, čia apskritai kalbu, kaip modelį, jeigu gyvenu su tuo žmogum ir tas žmogus mane kabina, kelia man negatyvą, tai va čia yra tavo darbo laukas. Tai nereiškia, kad va tas dvinys, kuris aktyvavo manyje viduje Dievą, dabar jisai va sukurs man rojų, o šitas va nesukuria man rojaus. Bet tu ir atėjai patirti šito žemės dualizmo. Tu atėjai patirti neigiamų šitų emocijų. Ir dabar tas laikas atėjo, tavo etapas, jeigu tu klausaisi, tai greičiausiai atėjo tavo gyvenimą, kad tu lipi tais laipteliais, tau yra viduje noras lipti. Tai nesvarbu, kas atsitiko tavyje, kas įjungia va šitą sąmoningumo mechanizmą, šitą mygtuką. Gali būti tai dvinys, gali būti tai tiesiog su dviniais ten vat prasilenkimai vyksta, su tuo aktyvatoriumi vyksta prasilenkimas. Mes pririšam savo gyvenimą prie kito žmogaus asmenybės, tokio pat žmogaus, galbūt net tai yra abuseris, kuris labai moka valdyti mentalinės technologijas.
labai moka prasiskverbti tavo smegenis. Bet nesvarbu, kas užaktyvino. Jau čia kita tema apie abuserius, narcizus ir visus kitus, kurie mentališkai labai prisirišę, nes jie greičiausiai prisirišę prie mamos, ten ne mama, o ten vakuumas, ten yra portalas, jeigu ten nebuvo meilės, ir va ten prie to jie prisirišę. Ir jie moka prasiskverbti tavyje ir išprovokuoti tavyje tas emocijas, va tavo trūkumus. Va šitie mentalinių technologijų, reiškia, kurie valdo. Ir jie net nesąmoningai valdo. Jie jaučia, kad valdo, bet per juos valdo. Šitos juodosios triada, šita juodoji. Ten tiesiog eina portalai pajungti. Ir ten vat nėra jėgų atsispirti. Ir jie tam portalė ten sukasi, juos pačius ten kankina, iš jų pačių energiją siurbia. Bet gali būti, kad jie pajungia prie jūsų. Dabar kas mumyse trigerina? Tai trigerina trūkumas. Reiškia, kažkokioj srity yra trūkumas. Jeigu aš ilgiuosi to kito žmogaus, vadinasi, manyje yra trūkumas. Reiškia, manyje yra portaliukas, kuris siurbia energiją. O portaliukas atsirado vaikystėje. Tai va čia visa sistema. Portaliukas atsirado vaikystėje, kada siurbiama mūsų buvo trūkumas galbūt tėčio, galbūt trūkumas mamos, tiesiog dirbo daug, tokia sistema, tokia matrica buvo, ar ne? Trūkumas. Ir tenai tėvai neturėjo laiko skirti mums dėmesio. Ir pas mane ten atsivėrė tokia kaip, skylė, vakuumas. Trūksta tėčio, aš ilgiuosi, tarytum dvynio. O iš tikrųjų many tas aktyvatorius užaktyvavo va šitą portalą. Užaktyvavo trūkumą, kuris gimė atidarytas vaikystėje. Ir tas trūkumas jis nuolat tęsiasi. Ir aš tarytum laukiu kažko. Jeigu pas tavai yra laukimas, čia yra portalas. Laukimas ir aš kažko laukiu. Ir kažkas užkaišios mano skylės. Ir atsiranda staiga žmogus, jisai kažką ten užaktyvino, kažkokių emocijų davė. Ir tarytum dabar aš juo užkišiu savo trūkumą. Supraskim, aš čia labai išdidinau. Labai karti tiesa. Kad mes prisirišam ir daugybę metų mes įsivaizduojam, kad mes mylim ten tą kažkokį kitą žmogų ir jisai visa meilė, viskas yra mumyse. Tiesiog mums reikia tą portalą uždaryti. Ir tada iš mūsų širdies trykšta. Taigi mūsų širdyje užprogramuotas Dievas. Mes Dievo vaikai, mes ateinam su šitą kapsulę, su savo sielos branduoliu. Šitas sielos branduolys yra mūsų kapsulė, kaip baterija, kur ten eina neišsenkanti meilės energija. Tai ir jinai tęsiasi tol, kol mes gyvename. Mūsų širdis negalėtų plakti be šitos meilės energijos. Tačiau mums šitoj žemėj, šitam dualizme pakišama šita sintetinė meilė, neva meilė, kuri mes čia turim, tarytum, išsenėti kažkokią meilę, sako, jis turi meilę arba jis neturi meilės. Tiesiog pas jį arba uždarytas šaltinis, arba atviras šaltinis. Kad atverti tą dieviškos meilės šaltinį, tai šitas, kaip galima atskirti šito žemės meilę, vadinama meilė, aš dabar jau net nevadinu meilę, tai yra tiesiog kiekvieno supratimas apie meilę, toks labai subjektyvus supratimas. Aš jau čia minėjau šitą pavyzdį, kad jeigu vaikystėje vaiką mušė arba mergaitę mušė, tai jinai supranta, kad meilė tai yra mušimas, kažkokie grubios energijos. Jeigu kitas, tarkim, atsiranda vyras, kuris ten muša, kuris... Tai žodžiu, tai jau čia ją iškart aktyvuos, kad tai yra meilė. Bet šitas supratimas yra šita matrica, uždėta šita matrica vaikystėje, kada mergaitę mušė tėtis, tarkim, tai čia buvo meilė. Vaikas tai priima. Nes jeigu tėtis muša, tai tėtis yra viskas, jis kaip Dievas. Nes pas mus galvoj yra toks supratimas. Dievo supratimas, Dievo projekcija yra tiesioginė mūsų priėmimui su Dievu, su tėvu, dangišku tėvu. Tas absoliutas. Ir mes tam Dievui užklijuojam įvairiausių etikečių. Ir mes viduje jaučiame. Ir jeigu mes pasidalinam grupiai, kas tai yra meilė, mes pamatysim, kad kiekvienas turi skirtingą supratimą apie meilę. Ir tam ieškojimas tas išoriai meilės, yra šitie uždėtos programos, šitie blokai, šitas supratimas. Ir mes užklijuojam ten, apklijuojam Dievą visokiais lipdukais. Kitaip tariant, mes turim ten akinius, kurie ten iš vis užklijuoti visokiausiais lipdukais, supratimais. Tai yra projekcijos į mūsų žemišką tėvą.
Arba jeigu jo nebuvo, tai tada pas mus iš viso supratimas, kad nėra Dievo, kažkaip aš jo nejaučiu, jo tiesiog nėra. Tai va, tai čia irgi pastebėkim, kur pas mus portalas, kur pas mus skylė ir kur portalas tenai mums nuolat troškulys, alkis. Vat tos meilės troškulys, ane, daugelis stebisi, kodėl valgom. Reiškia, kažkur tai aš buvau palikta, vat, ir man labai trūko. Ir va per šitą tokį stresinę situaciją labai suvibravo žemi dažniai, žemos vibracijos ir pagavo ir mums tamsieji astralai, žemieji astralai įsuko, kitaip tariant, prijungė šlangą ir ten kaip nafta visą laiką pumpuoja šitą alkio jausmą, alkio. Alkis nebūtinai ten būna maistu, mes bandom užkišti, nes mūsų taip sąmonė priema, kad, aš čia dabar alkanas, tai aš valgysiu. Tiesiog mes neatskiriam. Tai dabar aš tokį atskirimą padarau, kas tai yra alkis, kad mes trokštame meilės iš tiesų. O meilė uždaryta va šitais lipdukais, šitais supratimais, šitais sakiniais. O realiai, kada mes pradirbam ir susigrąžinam savo sielą va iš tų traumuojančių įvykių, galbūt nebuvimo tėčio, galbūt nebuvimo mamos, galbūt nebuvimo kažkokio saugumo jausmo, stresinė situacija, jos labai mūsų sielą pagrobė. Taip? Ir tokiu būdu mūsų nėra visas pilnas sielos branduolys. Tai va, tai kai mes ieškome, ten būna pagrobtas mūsų branduolys, išdraskytas, išardytas. Ir todėl labai svarbu pradirbti tuos, sakau, oi, tu čia vis grįžti į vaikystę, tai ką aš jau čia atleidau, čia mamą atleidau, tėčiui atleidau, aš visus priėmiau, tu atleidai, tu šaunuolis arba šaunuolė, tu dirbi su savim, kad pozityviai, tu toliau kuri pozityvą. Bet tenai iš praeities jau nėra tavo šaltinio, ten neteka pilnavertiškai, va tas, gali tekėti upeliukas meilės, arba ten čiučiut, o gali tekėti upelis, gali upė, o gali jau tiesiog kriokliai trykšti tos meilės. Ir mes tada jaučiamės meilę, kada trykšta kriokliai, va aš išvardinau, identifikuok, kuriai grupiai, va tau pas tave tokia būsena, prie kurios grupės priskirtum, ar upeliukas, ar krioklys meilės. Ir tu žinosi. Ir kada pas tave trykšta kriokliai meilės, tada tu supranti, kad aš esu meilė, taigi aš esu tas Dievo vaikas, aš esu ta dalelė, aš esu va tas vietininkas žemėje, tas, kuris nusileidau ir va čia transliuoju meilę, kad kitiem padėčiau, užsikrėstų kiti meilė, aktyvuotųsi, va aš tampu toksai pavojingas žmogus, kuris per save transliuoja meilę. Ir pakliuvę į mano lauką žmonės, jie tiesiog užsikrečia ir pas juos aktyvuojasi. Bet tada kas atsitinka? Kodėl, kaip įvyksta šita aktyvacija, mūsų sąmoningumo aktyvacija, sako, kodėl tie amerikietiški kalneliai? Amerikietiški kalneliai yra tada, kada pas tave toksai, tarytum, krioklys norėtų kristi. Krioklys trykšti krioklys, bet krioklys jisai kažkaip tai paskui blokai stabdo, šitie žemės matrica arba blokai užkemša ir vėl mes taip vėl krentam, nesuprantam, kodėl krentam, o krentam todėl, kad tenai užkimšo ir mums vėl reikia kažkaip tai nusiimti ir mes pradirbam ir vėl tarytum kylam, mes tiesiog skrendam iš savo meilės, iš savo emocijų ir vėl krentam. Tai va šitie amerikietiški kalneliai ir yra, kad pas mus aktyvavo tą dieviškumą, Dievo vaiko, tas būsenas, tas meilės būsenas, aukštų dažnių būsenas. Ir vėl mes krentam, mes tada puolam ieškoti išoriai, bėgam ten į retritus, į mokymus ir kas dabar gali man padėti tas aukštas vibracijas palaikyti. Bet tai yra tokia truputėlį saviapgaulė. Jeigu mes nepradirbam pasąmoninių blokų, jeigu mes nepradirbam šitų vidinių traumų ir būsenų, tai yra darbas, tai yra tikrai nemalonus, sunkus darbas. Bet pradirbi, nukabini, atkabini, susirenki branduolį savo, susirenki. Viskas tada teka krioklys vientisai ir tenai srovė ir tu tiesiog pilnatvėj gyveni. Tau nėra poreikio trokšti kažko iš išorės. Tu tiesiog myli, iš tavęs eina. Tada gaunasi kaip, kad tu nebesi ėmėjas, kad kažkur reikia man iš kažkur tai gauti. Tu trykšta iš tavęs.
Tuo pačiu tavo savirealizacija trykšta, tu nebegali užsiimti pašalinę veiklą ar kažkam tarnauti, vergauti. Viskas, tau noras dalintis savo talentu, savo unikalumu, dalintis, galbūt iš kažko tai imti kitas žinias ar kitą energiją, kas pas kitą yra. Bet tiesiog tavo šitas visas radaras, jisai jaučia, ko tau dabar trūksta, ko tau norėtųsi. Ir va vyksta čia mainai, čia vyksta mainai, čia vyksta mokymasis, čia yra ne tai, kad aš iš savo trūkumo, kad savivertę pasikelt, aš bėgu į visus iš eilės mokymus. Aš nesu prieš mokymus, bet aš jau tapau, kad nereikia mums tų diplomų tiek, kad vat, aš nuolat nepakankamas, nes man neparašė kažkas 10 arba man parašė kuolą ir aš nuolat jaučiuosi toks sumenkęs, kad ne iš menkumo aš einu ir renku tos diplomus, bet kada aš esu pilnatvėj su savim, kada aš pats savo rašau 10, aš tau dabar šiandien rašau 10, jeigu tau reikia. Bet jeigu tau klausimas, jeigu tau reikia va šito palaikymo, jeigu tau reikia va šito mano 10, tada tu paklaus savęs, o kada aš pats savo parašysiu 10? Ar aš toks silpnas, kad savo negaliu parašyti 10? Kodėl man reikia nuolatinio iš to patvirtinimo, iš kitų man reikalingi diplomai? Suprantat, kada aš einu mokytis ar studijuoti ar į retritus važiuoti iš savo pilnatvės, dėl to, kad kitas turi tas energijas, kurias aš galiu pasidalinti, kad mainai vyktų. Tai yra viena. Bet kada aš važiuoju iš trūkumo, tai yra kita. Ir dažnai mes iš trūkumo važiuojam, todėl kad mes pastrigę vaikystėje. Vaikystėje mums trūko kažko, tai va šitas portalas atsidarė ir va aš iš trūkumo kažkur bėgu trūkumo užpildyti. Kodėl žmonės va geria negali atsitraukti nuo gerimo? Ten pajungtas labai stiprus portalas. Ten netgi gal iš trūkumo žmonės išėjo. Prie tų žmonių, kur tu buvai prisirišęs, jie išėjo ir va trūkumas atsirado. Ir dažnai būna žmonės serga stuburo ligom, skausmais. Skausmas rodo, kad pas tave didelis portalas. Tu tiesiog, kūnas tavo tiesiog nebepajėgus jau ten aptarnauti, primaitinti vat to trūkumo. Ir ten skauda, tavo kūnas rėkia, man skauda, tas portalas išsiurbė jėgas, aš nebeturiu resurso tiesiog atsistatyti. Vat nebuvimas energijos rodo, kad prie tavęs prijungtas portalas. Nes kada tu pilnas esi susirinkęs savo sielos brandolį, kada tu pilnatvėj, tu nori dalintis, nes pas tave tiek energijos, kad ten daug tos energijos, tu tiesiog iš džiaugsmo daliniesi žiniomis, iš džiaugsmo daliniesi savo talentų, iš džiaugsmo daliniesi savo būsenomis. Ir ten jau beveik nereikėtų pinigų ir tu nori dosniai dalintis. Kada tu ten vos lašini va tą savo dosnumą arba ten baimė, kad aš prarasiu pinigų, negausiu. Kada pas tave teka srovė stipri, viskas, šitos baimės, šitas tavo toksai minimalus, nėra to, tiesiog pas tave nebebus to minimalaus tokio, kad aš kitam tiesiog bijau kažką duoti, nes aš prarasiu. Suprantat, blokai reiškia. Iš karto blokai, pas tave užkimštas kanalas, jeigu pas tave neteka srovė. Prisimatuok, aš dabar kalbu. Tai nereiškia, kad tu blogas, tiesiog tai yra blokai, kurie pašalinus tu gali tiesiog gyventi pilnatvėj, va toj dangaus būsenoj, tame dosnume, kaip Dievas dalinasi. Žiūrėkit, kiek gamta jinai dovanoja, medžiai, upė, vaizdai, nuotaikos, būsenos, tai yra dosnumo, pertekliaus, gausos energijos, kad aš noriu dalintis. Ir yra energijos, kur aš tik tai noriu paimti kažką iš kito, nes aš trūkume, iš manęs siurbė kažkas viduj, tokiam trūkume, kad man reikia užkimšti savo šitas skylės savo, nes ten yra portalai, ten tiesiog ta negatyvi energija siurbė iš manęs ir aš tada iš kitų siurbiu. Tai vat, ir tas galvojimas, kad su tavim viskas tvarkoja, vat kitas kritikuoja, tai kitas kažkoks blogas, aš nuo jo bėgsiu. Bet tai yra, kad manyje, reiškia, yra portalas, kuris išsiurbė jėgas. Ir tas kiti žmonės, oi čia kiti vampyrai, kitas iš manęs, neišsiurbs iš tavęs joks vampyras jėgų. Tu matai, tu paskui jau matai, kad tas žmogus ėmėjas ir iš tavęs nori kažką paimti. Bet tada aš nebejaučiu, kad jis iš manęs gali paimti. Tau reikia, prašau, aš tau duosiu. Ar ne? Bet aš jau matau, kad iškart
matai, kur žmogus parazituojantis yra ir kur žmogus duodantis yra. Ir paskui, kada tu duodantis, gausa, besidalinantis, viskas, tu pritrauki tokius pat žmonės, kurie dalinasi gausa. Tavo lauke, tavo aplinkoje nebėra, nes visur yra veidrodžiai, visur yra magnetizmas. Kaip būti turtingu, reikia viduje jaustis turtingu. Tai yra paprasta, visiškai paprasta formulė. Aš jaučiuosi ir aš esu. Viskas. Ko tau trūksta gyvenime? Tu tapk tokiu, kokiu tu nori. Ko tu nori, tai tu tiesiog tapk. Nes norėjimas, jisai pritraukia norėjimą. Supranta, tas veidrodis. Noriu, tas paskas užrašyta noriu. Ir čia vaiko būsena. Noriu. Sako, susirašyk norus. Tai yra tavęs suklaidinimas. Norų svajonės. Čia irgi du skirtingi dalykai. Dabar irgi noriu pastebėti, kad norai yra... Noras pritraukia norą ir tu neišeisi niekad iš to rato. Noras. Tik noriu ir nieko neturiu. Kada aš svajoju, suprantat, svajonė yra tokia tęstinė būsena, kada aš svajonę kažko tai ten pradinis toks noriu, užsinoriu, širdį gimsta, viskas aš atsikabinu nuo to noro. Nes jeigu aš norė sėdžiu, viskas ten tokia kaip portalas atsidaro ir ten tu toli nenueisi. Tai o kada aš iš to noro peršoku, kvantinį šuolį darau, iš noro į svajonę, tai nereiškia, kad ta svajonė tokia negatyvi, bet svajonė yra kurianti. Pajauskit šitą. Aš kuriu, ta svajonė kurianti. Ir tenai sukasi jau procesas. Jisai nestovi vietoj, bet jisai ten vyksta toks kaip upė, teka. Ir tenai ta svajonė, jinai kuria, dar prie to dar kažkas įvyks, Man nebūtina labai toli šokti į priekį, bet aš jaučiuosi, kad aš jau upėj ir aš plaukiu. Ir ten įvyksta vis kažkokie dalykai ir aš pasitikiu tą upę. Ta upė staiga nesustos tekėti. Aš tiesiog savo misijoje, savo šitam plaukime, aš žinau, kad rytoj bus naujos idėjos, naujos mintis. Bet aš tą kryptim judu, aš nesijaučiu, kad aš einu prieš srovę. Kada dirbi ne savo darbą, kada dirbi nukopijuotą darbą, kada kažką tai konkuruoji, su kažkuo aš būsiu geresnis negu jisai, ten dažniausiai sesės brolio vyksta konkurencija. Būna dažnai, kad aš einu prieš save, prieš srovę. Jeigu tu jauti šiandien, kad tu eini prieš srovę, dirbi kažkam kitam, nemėgstamą darbą, ieškok savo srovės, ieškok savo talento, kuris užkastas yra. Iškrapštyk, iškask savo talentą. Tau nereikia kopijuoti kito, kad tu būtum laimingas. Kitas laimingas, aš darysiu tą patį ir aš bus laimingas. Ne. Tu tiesiog ne tą kryptim nueisi. Tu tiesiog sugaiši laiką, eisi prieš srovę, eisi prieš save, prieš savo talentą, prieš savo prigimtį ir paskui tu turėsi vis tiek ieškoti, knisti, kad tu būtum laimingas. Ir iš esmės žmonės, kurie užkasi šitus talentus, jie bus nušluoti nuo šito žemės paviršiaus. Nes kaip yra, kad jeigu tu nenaudoji šito talento, tu būsi pašalintas iš to žemės, nes tu esi vartotojas. Tu ėmė iš kito, tu kopijuoji kitą, tu ėmėjas. Tu nesi davėjas, tu nesi kūrėjas. Tu kurti gali tik iš savo to šaltinio, kur ten teka energija, teka srovė. Tai mano mielas draugė, kur tavo dabar energija stipriausia, tai yra tavo talentas, tavo sugebėjimas. Kodėl visi dabar į tą savirealizaciją? Yra mano be galo daug mokymų. Ateik, rasim, žiūrėsim, kur tavo talentas. Aš toksai, sakau, kaip prodiuseris, man labai sekasi atkasti kito talentą ir kitam žmogui padėti išeiti tą savirealizaciją. Dėl ko dar neišeinama? Labai šitas svarbus yra momentas, kad žmogus pastrigęs vaikystėje. Tai čia. Mažas vaikas, jis visko nori, jisai tiesiog trepsi kojam, jeigu dar ten tėvai pildė visus norus, tai ten iš vis narcizas karaliukas toks. Aš trepsėsiu kojam, bet jisai užstrigęs vaikystėje tas vaikas, ne? Tai žodžiu, nebijokim žiūrėti save iš šono, nebijokim stebėti save, žiūrėti, kas vyksta su manim, ką aš kalbu. Įjunkit vidinį suaugusį žmogų. Suaugęs žmogus yra atsakingas žmogus, atsakingas už savo gyvenimą. Ne iš kažko tikisi, neremiasi į kažkur tai kažką, tai kažkas man padarys, ar kažkas atsakingas. Ne, netgi jeigu aš ateinu į mokymus ar terapijas, vis tiek aš atsakingas už savo keitimą, būseną. Ne tai, kad atėjo, aš išėjau, mano vibracijos žemos. Tai žiūrėk, kuriuose vietos tavo vibracijos žemos, tu atsakingas už savo vibracijas. Kitas
tau gali parodyti kelią, kaip dirbti, kurioje vietoje tavo bėda. Bet tu vis tiek, jeigu dabar įsivaizduokit, įkrito žmogus į duobę, dabar kitas žmogus traukia. Ar kito žmogus atsakomybė ištraukti tave iš duobės? Nu ne, jeigu tu trauki kažką, tarp kitko, tai pas tave gelbėtojo programa, gelbėtojas programa. Jeigu tau norisi kažką kontroliuoti, keisti, kitus auklėti, mokyti, tu išeikvoji energiją. Tu eini ir trauki visus iš duobių, tenai įsivaizduok gelbėjai. Kiti žmonės net nenori traukiami būti, jie tiesiog, aš čia duobėj sėdžiu, aš laimingas, atėjo gelbėja. Kažkas traukia mane. Nu, man patinka gal toj duobėj, gal aš čia miegu, gal aš ilsiuosi, gal man čia smagu. Nu, visai ne mano reikalas ten kažką gelbėti ir traukti. Ir jeigu žmogus pats nelipa iš tos duobės, nu, netrauktų jo, jis gal miega, gal ilsisi. Kaip ta multikė, ar ne? Tai va, mylėjai. Tai žodžiu, nieko nereikia gelbėti mums. Gelbėkime patys. Nes jeigu nori tave gelbėti, kitus gelbėti, tai žinau, greičiausiai tau pačiam reikia užaugti, išeiti iš tos gelbėtojo rolės, gelbėtojo programos. Tai va, mano mielas draugė, žodžiu, daug čia programų prisakiau, daug momentų pasakiau, galima tiesiog jau tikrai daug su savim padirbėti. Tai šiandien ką? Ateikite iš Keregio akademiją, mokysimės matyti save, atrasti savo talentus, išeiti į savirealizaciją, nes tai yra svarbiausia. Tai yra dabar šitoks laikas, kada svarbiausia. Nes pinigų sistema, kuri keičiasi, tai jeigu pas tave nebus atvertas kanalas, tai, brolau, sunku bus. Jeigu tu pasikliausi kažko kitu, kad kažkas tave išgelbės, tai va. Niekada nesies, kada tave ruošiasi evakuoti, kažkur tave vežti, kažkas tave gelbėt. Labai kritiškai žiūrėk į tai. Mąstyk pats, atsakingas už savo gyvenimą pats. Ne Lingita, kuri čia kalba, ne šiandien Lingita kalba, mes turim telefoną šalia, o rytoj, jeigu tu neturėsi, kaip tu gyvensi. Tai vat, kol laikas taip klausyk, mokykis, keisk, kol tu gali girdėti, yra laikas. Jeigu tu girdi šiandien mane, reiškia dar tau laikas. Bet nieko nežinai, kada rytoj bus koks egzaminas, kaip mes rytoj gyvensim. Tai va, mėlėjai, tai padovanok savo savirealizaciją, atkask savo talentus, nepavyksta, atvyk, kreipkis, rašyk, rasim sprendimą. Tai šiandien su tavim buvo Lingita, gražių švenčių, gražaus advento laukimo, žvaigždės šviesos įsižiebimo tavo gyvenime, tamsiausią naktį. Džiaukime šitą simboliką, ieškokim šviesos savo žvaigždės ir iki susitikimo.